Pasirinktos profesijos Jaunius Filipovičius mokosi dar tik 3 savaitė. Tačiau vaikinas jau žino, kad po kelių mėnesių pradės dirbti vienoje statybos bendrovėje. Ir laukia tos akimirkos. Visų pirma, aš jau kaip ir turiu darbą. Beveik tiesiog kursus baigs mokymus. Viskas eina gero. Pirmas 2 savaitės buvo teoriniai užsiėmimai, kaip tik aš vedžiau juos. Galiu pasakyti tikrai kaip sąžiningą, žingeidų mokinį, kuris tikrai stengiasi sužinoti, kaip galima daugiau, išmokti. Šią savaitę jau 3 diena yra, kai jis yra pas mus praktikoje plytelių klojimo. Veda užsiėmimus jau kitas dėstytojas, instruktorius. Sekasi, manau, kol kas tikrai neblogai. Kaip pradžiai, tikrai neblogai. Nors vietoje nenustykstančiam vaikinui tik 19, jam jau teko nemažai patirti. Taip susiklostė, kad mokslus Jauniui teko nutraukti po 9 klasės. Bandė dirbti tai vienur, tai kitur, bet neilgai trukus vėl likdavo be darbo. Taip tęsiasi tol, kol sužinojo apie projektą Pasitikėk savimi, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Šį projektą, kurio tikslas padėti jauniems žmonėms įgyti profesiją ir susirasti darbą, o gal ir paskatinti tęsti mokslus, inicijavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o įgyvendina Lietuvos darbo birža. Atvykusi darbo birža man pasiūlė šitą projektą, bet nusprendžiau sudalyvauti pamandyti. Tai nusprendžiau pamandyti plytelių klojimo. Patenka pas mus mokiniai pirmiausia per įvairius renginius, kuriuos mes kartu su Lietuvos darbo birža organizuojame. Galbūt žmogus tiesiog nori būti statybininku, tačiau jis nemato to tikro statybininko darbo, kad bus ir purvo kažkiek, tai dulkių. Todėl kartais pastatome ir į tokias sąlygas ir būna tokiu atveju, kai žmogus pasako, žinot, statybos ne man. Šiuo atveju tiko. Paklaustas apie ateities perspektyvas, Jaunius užsimena ketinantis tęsti mokslus, tačiau artimiausi jo planai pradėti dirbti. Mokslo man baigsis gegužės 20, tai tikiuosi dar tą pačią savaitę ir pradėti darbą. Jau sutarta, kad dirbsiu UAB Ilsoto statybo. Buvo susitikimas su įmonės vadovais ir praktiškai pirmų numerių jis pateko tenai. Jaunas, perspektyvus, norintis mokytis, norintis dirbti ir užsidirbti. Jauniui, kaip ir kitiems projekto Pasitikėk savimi dalyviams, darbo birža apmoka visas su profesijos mokymusi susijusias išlaidas. Mokiniai gauna stipendiją, o atvykstantiems mokytis iš kito miesto kompensuojamos kelionės išlaidos arba suteikiamas bendrabutis. Tačiau pirmiausia, projekto dalyviai susitinka su teritorinių darbo biržų atstovais, vėliau dalyvauja įvairiuose renginiuose, lankosi įmonėse bei mokosi pristatyti save darbdaviams. Projektas Pasitikėk savimi tai iš tikrųjų yra reali galimybė jaunam žmogui identifikuoti savo įgūdžius, įsikelti tikslus ir daugiau nei su 50 projektų partnerių įsitraukti į aktyvę visuomeninę veiklą, darbo rinką arba švietimo sistemą. Nuo projekto pradžios įsitraukė į veiklas beveik 2000 jaunų žmonių ir sėkmingai baigė projektą 1300 ir galime pasidžiaugti, jog apie 900 jaunų žmonių įsidarbino ir dar beveik 100 jaunų žmonių sugrįžo į švietimo sistemą. Galima iš tikrųjų ir pasidžiaugti tuo, kad ne tik įsidarbina jauni žmonės, bet ir nueina savanoriauti arba įstoja į policijos akademiją ar į karinius bazinius mokymus, grįžta į švietimo sistemą ir tai yra jų raktas į sėkmę. Dalyvauti šiame projekte gali visi jauni žmonės nuo 16 iki 25 metų, registruoti darbo biržose, kurie šiuo metu nedirba, nesimoko ir nedalyvauja kitose aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse. Kaip tik nuo sausio mėnesio planuojam dar vieną dalyvių srautą, tai tikrai mielai kviečiu įsijungti šį srautą ir tiesiog išmėginti save, padidinti savo galimybės darbo rinkoje ir tiesiog įsilieti į aktyvią visuomeninę veiklą. Projektas Pasitikėk savimi, kuriame dalyvauja 15 teritorinių darbo biržų, tęsiasi iki 2015 metų gegužės.